norėtųsi gal pirmiausia paklausti, ar jūs esate prabudimo būsenai? Ne, nesu prabudimo būsenai. Noriu pasakyti, kad jau senai galvoju apie keletą tokių dalykų, kurie ir ne tik tai aš, matyti ir daug rašytojų ir dramaturgų, kurie kalba apie tokius, šioje pjesėje taip pat buvo užsiminta ir vaidinant, apie tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, štai buvo išvardintos knygos, kurios herojai skaitė. Jeigu jūs panašias skaitytumėte knygas, jūs pamatytumėte tai, kad autoriai ten, žodžiu, bando analizuoti, bet dabartinė pasaulio būklė ir, pavyzdžiui, sako, kad stebėjimo kameros yra visur, ne, šitas panoptikumas. Ir kaip tai blogai, tai kapitalizmas kaltas, arba kad yra visuotinis atšilimas, košmaras, pasaulio pabaiga, Covidas visi išseko, buvo antivakseriai, vakseriai, vėl visą šitą dalyką. Bet yra tokia problema, kad laikraščiai paprastai yra linkę dar ir sutirštinti spalvas, nes reikia klikų, kad jūs visi pasidžiaugtumėte. Ir visą tai vadina perteklinė reakcija. Perteklinė reakcija į tai, kas dedasi aplink mus. Ir šitą perteklinę reakciją labai daug žmonių serga. Noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš praktiškai kiekvieną dieną gaunu laiškus iš keistų žmonių, kurie man rašo apie tai, kaip juos persekioja. Ir žinoma, ne vienas aš, paprastai 400-500 žmonių priimta. Jiems ateina pasaulio pabaiga ir todėl, kad jų dainas pavogė ir, žodžiu, viskas čia yra blogai. Bet problema yra tai, kad tos jų reakcijos apie šitą skausmingą katastrofą sutampa daugmaž su žiniasklaidos antraštėmis, kurios yra visiškai perteklinės. Ir jūs, pavyzdžiui, galite skaityti apie tą pačią Ukrainą, kad ten Putinas ar Maskva subombarduota kiekvieną dieną, todėl kad yra perteklinis rašymas. Šitas perteklinis rašymas yra susijęs dar su tokiu dalyku, kuris visais laikais buvo, kad vienas ar kitas asmuo gali staiga pasijusti sekamas, kaip jau sakiau. Konspiracijos teorijos čia buvo minimos ir netgi mėgstama, kad jos padvigubintų. Kas padvigubina konspiracijos teorijas? Konspiracijos teorijas tradiciškai padvigubina laikraščiai, bet taip pat, tarkime, tie, kas užsiiminėja specialiaisiais tyrimais, nes jiems pagal profesiją priklauso ieškoti užuominų. Ir dar tai, kad kartais iš tikrųjų yra skiriamas papildomas dėmesys žmonėms aktyvistams, kad juos reikėtų sekti ir būtent šitie, kaip čia jau buvo pavaizduota, kad būtent tos specialiosios tarnybos ir išskiria minėtus asmenis, kad juos sekti. Tai dabar įsivaizduokime, yra aktyvistas, kuris jaučia, kad sekamas. Aš pažįstu Lietuvoje ne vieną politinį aktyvistą, kuris man skambina ir sako, žinai, mano telefonas klausomas, aš klausiu jo, o tu ką nors sugebi pasakyti dar tokio, kas galėtų būti įdomu ir reikšminga. Ir ar tu manai, kad Lietuvoje yra 500 ar 5000 klausytojų, iš tikrųjų yra 6-7. Ir tikrai abejoju, kad apskritai tu, jam nesakau taip, kad abejoju, kad tu sugebėtum ką nors suformuluoti tokio, kas verta klausimos ir sekimo. Bet jis, žinoma, yra sekamas, tai štai yra konspiracija, yra perteklinis vertinimas, bet taip pat yra mesianizmas. Mesianizmas, kai žmogui sakoma, būk pilietiškas, jis stengiasi būti pilietiškas. Ir kadangi pilietis turi turėti visiją ir misiją, jis pasijaučia, kad turėtų ką nors tokio gero padaryti visuomeniai, bet jis seka. Ir jis to dalyko negali padaryti, jis sekamas ir jis pertekliniu būdu visada vertina. Vadinasi, kiekvieną akimirką vyksta pasaulio pabaiga ir galiausiai prisideda ketvirtas elementas, kuris ateina iš popkultūros ir yra visuotinai mėgiamas ir sutampa su mesianizmo kompleksu, kuris vadinasi apokalipsė. Rytoj ateina pasaulio pabaiga. Ir kadangi laikraščiai nuolatos rašo, kad pasaulio pabaiga rytoj ateina, ir kadangi tave taip jau seka visi, ir dar tu randi patvirtinimus, kad tave seka, ir kadangi tu esi didelis ir atsakingas pilietis ir visą tai vykdai, tai tikrai rytoj bus pasaulio pabaiga.
Belieka tik tai padaryti paskutinį žingsnį. Bet dramaturgijoje tas dalykas labai įdomiai dar pasireiškia tai, kad pirma, detektyvinis rašymas, nes jis irgi susijęs su minėta tematika. Ir tai, kas šiuo metu paplito dramaturgijoje ir apskritai žanruose, konspiracijos sudvigubinamas ar sutrigubinimas. Aš nenoriu dabar spėlioti, kiek čia buvo sudvigubinta ar sutrigubinta. Spėju, kad jeigu labai dėmesingai žiūrėčiau, net 3 kartus padaugintą atrasčiau variantą, šiuo atveju konspiracijos plus dar visokiausių psichoanalitinių elementų, kurių čia dabar neaptarinėsiu, kurie irgi tokie keisti ir ypatingi. Taip ir tai yra, norėčiau pasakyti, šitas spektaklis yra dabartinės psichozės ar psichinės būsenos nuotrauka. Viskas. Kas sutinka su šita diagnoze? Visi sutinka ar yra nesutinkančių? Yra, sako, nesutinkančių. Jis nedrįsta pasakyti. Dabar čia jūs tokio jau diagnozė. Ne. Iš tie žmonės ir ligoniai yra, ta prasme, kad jie... Ne. Koks jūsų santykis su šitais personažais? Su šitais personažais? Aš noriu pasakyti, kad aš visą laiką galvoju, pradžiai buvo užsiminta apie anarchizmą, aš visada prijaučiu anarchizmui. Antras buvo užsiminta apie alternatyvas, čia jau mano šūkis visur, kur kiekvieną dieną po alternatyvą, nesukurs alternatyvų pasauliui gaus. Jie tiesiog cituoja. Žinoma, genialios šitas mintis, ekologinės idėjos, visą keliopai palaikau. Trafalgaro aikštėje pastatytas fontanas. Tikrai taip. Taip ir buvo. Ta prasme, kad, taip, visą tai, bet yra vienas toks niuansas, apie kurį aš, nuo kurio ir pradėjau. Tai kartais jis vadinamas neadekvatumu, o kartais jis vadinamas, man labiau patinka, kaip aš sakiau, perteklinis tikrovės vertinimas. Perteklinis tai tada, ta perteklinė žmogus sukuria ne todėl, kad jis nori, todėl, kad jam kiekvieną dieną lieka perteklinis. Ir jis susikuria perteklinį. Ir man buvo įdomu, kaip ir kada, kokiame epizode šitie pertekliniai elementai pasirodys. Mano manymu labai realistiška buvo, kad tai buvo susijęta su COVID. Ir vadinasi, buvo tam tikra aplinka, kur tas perteklinis tikrovės vertinimas galėjo suveikti. Žinoma, su karu dabar Ukrainai. 100 tokių perteklinių vertinimų. Yra dar baimės, kad Baltijos šalis užpuls ir dar ką nors. Taip iš čia aš ir gaunu laiškus, kurių nebeskaitau. Tiesiog aš jų neskaitau, jeigu kas norėsit man siūsti, tai patikėkit, neskaitau. Ištrinu iš karto, todėl kad tie laiškai košmariški, reikėtų, žinoma, kokiam psichiatrui persiųsti, bet aš juos varginsiu, juk turbūt psichiatrai gauna po 50 tokių laiškų. Anksčiau gaudavau dar iš saugumo laiškų, bet kadangi manęs neveikia šitas konspiracijos sindromas, tai kaip gal ir nustojo jie siūsti. Aš turiu prisipažinti, kad taip, čia yra tokie keli dalykai, kurie vyksta. Vienas yra tas toksai žaidimas, kurį Liusi Kirkwood ir Augustas Gornatkevičius žaidžia su mūsų protais. Ir aišku, jeigu tam žaidimui pasiduodi, tai niekad nebežinai, kas čia yra tikrai ir kas yra netikrai visiškai. Ne? Bent jau mano protas, tai taip, aš, pavyzdžiui, nežinau, kiek iš jūsų pagalvojate, ar tas kūdikis apskritai buvo? Ar tai buvo tik tai katinas galiausiai? Nes aš vienu metu pradėjau jau abejoti, netgi skaitydamas britų atsiliepimus apie šitą spektaklį, visur net tai yra pora, jie turėjo kūdikį, pavyzdžiui, niekas nesuabejojo. Man, pavyzdžiui, jau tas protas įsijungia, aš pradedu visko abejoti. Tai šitas žaidimas, kurį žaidžia vienas yra dalykas, bet to žaidimo, jis smagu žaisti, protas užimtas visą laiką. Bet jo viduje yra tikra drama. Ir iš tų žmonių tokia drama, jinai papasakota su visa arka, nuo to pirmo susitikimo linksmo smagaus iki to jau pabaigos. Tai aš tą dramą kažkaip išgyvenau vis dėlto emocingai. Tas žaidimas yra toks intelektualinis, o ta drama vis tik tai tas emocinis ryšys, žinoma, dėka, ko gero, sakyčiau, mūsų puikių aktorių jis užsimezga, kaip jums.
Aš taip pat supratau, kad tam tikrą prasme, žinoma, dar tikresnį emocinį ryšį turbūt užmesga žmonės, kurie priklauso milenialsų generacijai. Kaip jums atrodo, ar čia nėra tam tikras milenialsų, sakykime, patirtis būtent? Kartos ir generacijos. Aš turbūt kitaip savęs klausiu, ar milenials karta įgyjo atsparumą visiems šitom konspiracijom, mesianizmui, pertekliniam tikrovės vertinimui, apokaliptiškumui, nes jie gimė ir užaugo perteklinių, neadekvačių laikraščių ir žiniasklaidos pavadinimų terpėje. Visą laiką augo nesąmonio aplinkoje. Tai jeigu jie dar nenumirė, tai vadinasi, ištveria kažkaip ir neturėtų, tai jų būtų lyga. Manau, kad visiškai priešingai. Man dar pasirodė, ką kalbėjai, Edgarai, pradžioj, kad aš atsisėdau, aš pirmą kartą, skirtingai nei pats 20 kartą žiūri, pirmą kartą, tai man buvo dar vienas įspūdis, kurio aš čia nepaminėjau, kuris yra susijęs tokių žanrinių dalykų, bet pats atrodo tą dalyką išryškini. Viena vertus mes matom detektyvinį žaidimą, kuris jau atidedame visas šitas visuomenės konspiracijas, mesianizmus, tiesiog žiūrime į žanrinių žvilgsnių. Tai tas detektyvinis žaidimas, ypač kai pradėjai dabar apie vaiką ir katę kalbėti, ar kiškį, tai aš sakyčiau, jis yra labai panašus, žinote, dabar galit nusipirkti kokiuose supermarketuose yra tokios dėžutės detektyvai, kur jūs ten galite pagal savo lygį nusipirkti super duper detektyvą, kokį nors į patį aukščiausią lygį, kurio ten sakyta, kad įmanoma per 1,5 valandos išspręsti, vidutiniškai man tai užima 1,5 savaitės. Bet nes ten iš viso sunku net sugalvoti, kaip žmogus prasimano tokią logiką galvojimo. Tai aš manau, kad toksai netikėti ir neįmanomi įvykiai, kuriuos čia pats galvoju, tikrai yra šito tokio detektyvinio galvojimo variantas. Ir žmonės, kurie prisiskaito detektyvų, jie tampa nebelaimingi, nes sako, žinot, tokie visi detektyvai per mažai susukti. Jie jau nori... Ir tada psichopatai kaip tik tos žaidimus padaro, detektyvinius, kurių neįmanoma išspręsti. Bet tai yra rodo, kad žmonių detektyvinė vaizduotė yra peržengusi visas įmanomas žudimo ir nusikaltimų ribas. Ta prasme, jų vaizduotė yra tokia stipri, kad nei vienam banditui į galvą tai niekada neateis, todėl kad pas juos trūksta išsilavinimo ir vaizduotės. Tai super duper vaizduotė. Jeigu, pavyzdžiui, aš sakyčiau, kriminalistui kas nors padaro tokį mantrus, kad tau galva sukasi, tada nueik į, pavyzdžiui, Akropolį ir paklaus, kas pirko šitos žaidimus ir pasižiūrėk pagal sąrašą ir surasi šitą ultra genialų nusikaltėlį. Nes tai toksai gali tai padaryti. Tai viena vertus. O antra vertus, viduje, žinoma, buvo ta egzistencinė drama, tai visa kita linija. Egzistencinė drama, kur mes išmetame visą šitą detektyvą ir tiesiog pamatome, kaip šiuolaikinė visuomenė su savo pilietiniu ugdymu būti atsakinga šitam visuotinio sekimo ir paranojos pasaulyje, kaip jinai reaguoja ir kuo tai gali baigtis. Ir žmonės, kurie neištveria šitų, tai tada, kai neištveria, baigėsi nebūtinai mirtimi, bet negerai baigėsi. Aš paklausti norėjau spektaklio prie pradžios kažkur veikėjai patys sakė, kad šitą Lucy Kirkwood sakė, kad viskas, ką veikėjai sako, yra žodis į žodį, taip verbatim. Tai man pasidarė įdomu kažkur link spektaklio kažkurioje vietoje, ar tas visas spektaklį išliko iki galo, šitas verbatim. Lucy Kirkwood jis labai gražiai atravo. Jis tikrai yra labai statoma dramaturgija, labai kylanti žvaigždė Didžiosios Britanijos ir viso Europoje.
Aš tą patį visiškai turėjau, aš pats perskaitęs pirmą kartą knygą, ėjau googlint, ieškoti tų žmonių, bet yra tos mastermindo, to kūrybinio proto išdava. O jinai, pavyzdžiui, atsiprašau, gal paskutinis klausimas. Pavyzdžiui, jinai, kaip, iš kur Lucy Kirkwood pati sakė, iš kur jinai gavo ten tuos žodžius, kas ten buvo sakyta ir panašiai, kaip jie bendravo tame savo buitytoje. Ar jinai tai visiškai prasimanė, ar yra kažkoks ten šaltinis, kažkokie įrašai? O kaip jums atrodo? Kažkas tai manau, kad tikrai turi būti, nes tai tikrai galima surasti ir aišku, žinoma, interneto platybėse ir visur kitur. Įdomu būtų surasti. Manau, kad yra tokio talentingo šiandienos autoriaus, kuris sugeba tą verbatimą, reiškia, kurį jau daug kas naudojo kaip dokumentinis teatras jau tada, sukurti ir jį tiek tiksliai sukurti, nes mes dar čia ir turim dar vieną sluoksnį, kad tai yra versta pjesė, originaliai yra britų. Tai net ir išvertus tą išlieka toks genialus dokumentiškumas tos poros. Tai, man atrodo, tiesiog yra gero rašytojo, gero kūrėjo toks kažkoks ženklas. Bet būtų įdomu pasakyti, nes dokumentiškumas ir detalumas nuo to, kad iš tikro Guardianas daro tuos aklus pasimatymus, pradėjo 2010 iki šiol, gali taip ir kiekvienos poros yra akli pasimatymai ir jie po to įvertina vienas kitą ir aprašo ir yra interviu, kas savaitę išeina su nauja pora. Ta prasme, nuo kiekvienos detalės, bet jo, aš manyčiau, kad gražiai mus visus vilioja ir vežioja, kur reikia paskui tą triušį į olą. Aš čia norėčiau pridurti, dažnai žmonės įsivaizduoja, kad jeigu jūs įvairūs skaitmeniniai algoritmai seka, tai vadinama didieji duomenys ir burbulai, kuriuos jie patalpina, tada pradeda tie algoritmai jums siūlyti įvairius dalykus, pradedant batais, kuriuos jūs galėtumėt nusipirkti, bet tikrai pasiūlo būtent tuos, kurie jūs trokštate. Iki to, žodžiu, kaip poros ieško, jie tik kuo greičiausiai suranda jums pagal visus įmanomus kriterijus labiausiai tinkamą porą. Ir tada galima pagalvoti, kad viskas čianais yra sufabrikuota ir susekta, tam gali priešintis. O yra ir kitas variantas, tiesiog pasidžiaugti, kad kažkas už jūs padaro šitos darbus. Ir to pasinaudoti. Ir, pavyzdžiui, yra toks būdas išvengti to sekimo, kurį pataria jums įvairios tarnybos, niekur nesiregistruokite savo vardais, savo domenais ir taip toliau. Jūs išvengsite. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs vis registruosite savo vardais, savo domenais ir taip toliau, tikrai visas šitas dirbtinis intelektas pasistengs jums viską pasiūlyti, ko jums reikia. Pavyzdžiui, aš kartais prabundu, iš vakaro galvoju, kad noriu rašyti kažkokį straipsnį ir man reikia tokios medžiagos, o ryte jau man žiūrėk, jau sako, kreipkis ten. Ne tik pagalvojus. Nu, ne. Niuansas yra toksai, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs visą laiką save registruojate, tarkime, tuose pat dėl savo sveikatos, dėl visokiausių kitų dalykų, ta prasme, kad dirbtinis intelektas kartu su visom šitais tinklais gali jums anksčiau parašyti, kokių vaistų jums reikia, nei jūs supratot, kad jūs sergat. Todėl, o po to nueikite pasitikrinkite, ar tikrai sergate. Išsikės gydytojai, kadangi nesugebės jums dar diagnozuoti, dar jūs išleisite 1,5–1,5 eurų, kol diagnozuosit, galų galę sužinosit, kad jums buvo teisinga parašyta diagnozė nuo pat pradžios, kur velniui jūs išleido šitus pinigus.
Tai arba jūs seka, specialiai jūs užkrėtė ir jums galas ateina. Arba antras variantas, kad dirbtinis intelektas yra toks dievulis, kuris nori jums padėti. Pasirinkit. Tai, kada spektaklį girdim Celestę, girdim balsą, kuris jai galiausiai sako, parodykit dukrą, jinai dar nežino, kad yra lauk. Taip, jau iš anksto atspėja. Iš anksto atspėja. Čia tas atvejis turbūt yra, ne? Beveik tai žino, kad tave dukrą. Tai taip pat aš turiu pasakyti, kad čia ne vienas žmogus irgi to suabejoja, čia tikrai gali būti viskas išgalvota. Ir tiesą sakant, su teatro žmonėms, kai kuriais aš čia kalbėjau ir man sako, nu, bet ten vis tik yra trupučiuką tos įkrovės, aš sako, guglinau, radau. Ir aš manau, kad kada pradedi žaisti su konspiraciniam teorijom, tai žinai, galiausiai įsileisi žaidimą, kuris ir taps tikrovę. Problema yra tokia, kad vienas ten šiaurės šalių dailininkas pradėjo, jūs galite apie tai Lietuvos spaudoje, netgi romanai apie tai parašyti, Dokubankovas apsimetė bulgarų, tai žinote, tapytojų, kuris pats save pradėjo plagijuoti ir tęsti, žodžiu, atrado tarpukario metu dingusio bulgarų tapytojų kūrinius, kuriuos pradėjo pardavinėti pavogęs jo tapatybę. Ir tada prasidėjo tokios problemos, kad tam asmeniui dailininkui buvo bandoma užvesti bylą, nors čia jis sukūrė, falsifikavo pats save, o Bulgarijos svarbiausia vyriausybė netgi pareikalavo grąžinti šitos darbus. Ir kitaip tariant, galų gale aš pažįstu šitą asmenį, jis, kaip sako, pradėjo šitą žaidimą, netyčia sukūrė tikrovę, kad galėjo atsirasti muziejus, jo išgalvoto pratęstos, pavogtos. Iš tikrųjų, toks Dokubankovas buvo, bet jis anksti dingo ir jokios biografijos neliko. Ir tada, kadangi buvo toks asmuo, galima buvo falsifikuoti jo neegzistuojančią, bet galimą biografiją, kartu sukuriant neva jo kūrinius, bet sukuriant to laikotarpio stiliumi ir tokiu būdu viską falsifikuojant idealiai. Pasiekmes buvo, tokios, sakyčiau, prastos tam dailininkui, kadangi jis turėjo tada sugebėti paneigti, kad anas asmuo buvo ir visą tai sukūrė ir nesukūrė, žodžiu, įsivėlė į tokį įdomų košmarą, bet už tai nusipelnė ir filmų, ir dokumentinių filmų, ir romanų, ir visokiausių kitokių dalykų. O šitoje pjesėje taip irgi aš supratau, kad buvo pasinaudota tokia gerų dokumentinių rašymo stiliumi. Ir aš tik tai nežinau, kiek čia režisierius pridėjo nuo savęs ir aktoriai, kiek čia pridėta ir kompozitorių. Tai čia jums papasakoti. Tekstualiai žiūrint, tai nepridėta nieko beveik. Bet, aišku, vizualinė ir visa kita prasme, tai taip, bet mes šnekėjom kaip tik vakar su aktoriais, kad labai gražu, bet kaip ir netoli pabėgom nuo autorės idėjų, bet tai vis tiek gavos labai individuali, nes britiška teatro tradicija jinai yra labai pažodinė, tiesioginė, literatūrinis, teatro žodinis ir jie stato viską taip, kaip parašyta. Jeigu yra dušas, tai scenoje yra dušas ir taip toliau. Tai manau, kad Liusi Kirkut nustebtų pažiūrėjus šitą interpretaciją, bet šalia to, kaip ir sako pjesė, nepakeičiant nei vieno kultūrių žodžio. Tai tas irgi yra, man atrodo, tam tikras žaidimas su tais sluoksniais dokumentiškumo ir netgi man pati ta idėja, kad jinai parašo savo pačios mirtį, save dubliuoja taip, kaip veikėjai dubliuoja savo veidus, taip jinai dubliuoja save ir mes čia galim nueiti iki Bartaso ir iki autoriaus mirties ir iki viso kito. Tai tas leidom savo galbūt interpretuoti labiau tą vizualinę ir emocinę pusę, o tekstai jie tokie labai, kadangi, kaip sakau, tai yra labai gera literatūra.
labai talentingai parašyta, dėl to kažkaip nesinorėjo pačio teksto adaptuoti, dėl to tie veikėjai, nors yra tokie kaip ir kabliukas, galima keisti, daryti juos lietuviais, tarsi leidžiama tai, bet man atrodo, kad tas ir žavu, kad jie yra tokie, kokie jie yra. Aš dar pagalvojau, spektaklį buvo vieną kartą Gretas Thunberg paminėta. Aš visai galvojau, vargšė, ar jį užkrėsta visu tuo, ką čia mes matom. Bet jį dabar jau jai atsibodo ten gelbėti pasaulyje nuo ekologijos ir dabar už palestiniečius kovoja. Jau kita yra vizija. Tai yra kokių scenų, kurias iškirpote, pavyzdžiui, pas originalioj buvo, kad sako, lietuviai čia nesupras, nebijate? Nelabai iš tikrųjų, ten tokių galbūt mažų gabaliukų kažkokių tekstų šiek tiek, kur ten yra to humoro, kuris labai konkrečiai adresuotas į Britus vietomis, kuris mums gal tiek neaktualus, bet ir to pakankamai daug palikom. Kažkaip aš tai visada linkęs pasitikėti žiūrovų, kad jisai skaito tos ženklus, žino, kas vyksta pasaulyje, o jeigu nežino, tai jis randa savo interpretaciją, čia vėl nėra taip sudėtinga. Tai labai nedaug iš tikrųjų iš tos pjesės kažkas iškrito. Radom gal kitus būdus, kaip perkloti scenas, kaip jungti tuos vaizdinius, jungti pasakojimą su veiksmu ir taip toliau, kas sukuria tą tokio dinamiško žiūrėjimo malonumą. Aš dar irgi turiu klausimą, galima. Ar čia iš tikrųjų yra biški cenzūruotas šitas spektaklis, ir jeigu ne, tai kodėl nusprendėte kitų pavadinimų rodyti, kodėl pasirinkote? Tai yra dalis mistifikacijos proceso, yra dalis to, spektaklis veikia keliais sluoksniais ir vienas įdomiausių, jeigu dabar mačiau, kad teatras kaip tik pasidalino, teatro Facebooką galite pažiūrėti, reiškia, LRT visada daro apie naujausius spektaklius, panoramos, žinutės, anotacijas, ir kai atvažiavo nacionalinė televizija imti interviu, filmuoti repeticijas, jie pasimetė, ką daryti. Nes mes, sakom, mes negalim neteisingos informacijos skleisti. Ir štai tokiu būdu tas spektaklio pavadinimo pakeitimas, autoriaus pakeitimas priverčia staiga iš tikro tikrinti faktus. Iš tikro dvi televizijos netgi ir kita televizija paskelbė tas žinutes su prierašu, kad mums informacijos patikrinti nepavyko. Apie autorių žinių nėra. Autorius netikras. Tai toks gražus būdas šitos vėl kūrėjos ir mūsų komandos šiek tiek išeiti iš teatro tik dėžutės ir daryti tam tikrą pokytį arba daryti tam tikrą eksperimentą su realybe, kuri vis tiek vienaip ar kitaip į mus reaguoja. Taip atsakyčiau, jeigu atsakiau. Aš gal papildysiu, kad galite patikėti, cenzūros nei iš manęs, nei iš Egidijaus Stanciko nebuvo. Iš teatro nebuvo jokios. Statant vienaip atvyk šį spektaklį. Aš vieną tik tokią pastabėlę. Čia apie dirbtinį intelektą buvo kalbėta. Yra tokia koncepcija, labai plačiai, bet sekliai. Tai čia kartais labai tinka dirbtiniu intelektui. Ir jeigu mes eitumėm, truputėlį norėtumėm gilių žinių, veikimo mechanizmo mes ten nerastumėm. Mes pasigaunam bendras tendencijas, bendras kryptis ir tada ten bando manipuliuoti žmonės tiesiog nežinodami tam tikros informacijos, kaip jisai kūriamas, kaip jisai daromas, kaip jisai taikomas. Ir tada bendros tokios koncepcijos, batų pirkimas. Atsidarėjai, pažiūrėjai, Delfi skaitydamas, iš karto tau ten tave lydi reklamą tokią batų. Bet atitinkamai gilumo jisai šiuo atveju dar kol kas nesugeba duoti. Nepastebėsim, kada pradės sugebėti. Tokios yra užuomaskos, mažytės, nes mokamas Aš jau kaip minėjau, į tai šitą jūsų komentarą, kad
Viskas priklauso nuo to, ar jūs sugebat patys sustoti kažkokioje tai vietoje. Jeigu jūs toje vietoje, žodžiu, sakote, kad kažkokie kaip vėjas yra neišvengiamas, taip ir dirbtinio intelekto lankymasis jūsų telefonai irgi yra neišvengiamas, nurimstate ir viskas. Arba kažkokiu tai, žodžiu, nepadarote labai radikalių žingsnių, kad atrodo jau reikia padaryti šito žingsnių, nes jūs stumia būtent įvairi informacija, reklamos ir emocijos, kurios jūs apsupa. Tai tada nieko iš tikrųjų neatsitinka, tam skirta šeima, bet kai visa šeima pasigauna šitą virusą, tai tada sudvigubėja. Ir buvo šitame spektaklyje kaip tik būtent šitas sudvigubinimas, kai nebeliko saugiklių, staiga nebuvo, o vienatvė, tai dar didesnė saugiklių, sakyčiau, tokia saugiklių problema. Ir čia mes matėm spektaklį, kaip pamažu saugikliai išnyksta. Viena maža tokia, Mocedungo tokia citata yra labai gražiai. Jeigu nori ištiesinti, reikia perlinkti. Okay. Tai laikysimės nuomonės, kad normalumą pavyktų išlaikyti nesizoliuojant. Na, aš manyčiau. Tai yra kas čia nutiko, ne? Jo. Nes normalumo riba, jinai labai išplaukus. Noriu pasakyti, kad lietuviai šiaip nėra dideli mesianistai ir todėl, kaip tik tokie, žinot, buvo, galėčiau pasakyti, truputį kartais vadina ūkininkais lietuvius, bet pasakyčiau, tai žmonės, kuriems sunku susirgti didelėm mesianistiniam idėjom. Čia truputį, sakyčiau, toks psichinis sveikatos ženklas. Gerai, tai su šito optimistinė gaida, su baigčiom diskusiją.